Kaip ir seniai turėjau tokią mintį, tinklodaros verslą šiek tiek pristatyti kitų kampų. Nes dažnai mes tokie būnam įkyrūs arba kažką pardavinėjantis. Aišku, mes netokie, bet pastebim tokių reiškinių, kad daug kas daro ne taip ir pateikia ne taip tą verslą, kaip reikėtų iš tikrųjų. Tai šiandieną noriu Jums pristatyti vieną iš Be Healthy Be Fit komandos, vieną iš lyderių, charizmatišką Andrių. Paprastai jisai iš visų ima interviu visuose mūsų miestų, Lietuvos, mūsų komandiniuose renginiuose. Ir aš daug pats ko iš jo mokausi ir dėka Herbalife'o. Šiandien jis yra man artimesnis, brangesnis negu koks brolis ar pusbrolis, tai tikrai mes susigiminiuojam. Ir čia ko gero viena iš tų žavių tinklodaros pusių, ne? Kad visi tampa partneriais, draugais, bendrais verslo tais draugais. Ir tiesiog trumpai prisistatyk apie save, aš kiek žinau, kad tu inžinierius, ne? Koks tavo backgroundas ir kaip čia su tavim taip atsitiko, kaip tas Herbalife'as atsirado tavo gyvenime. Labą dieną. Herbalife'as, taip, tai jo, prieš tai buvau inžinierium, prieš 8 metus dirbau inžinieriniai srity, projektavom ten stadionus Norvegijai, žinai, visą kitą. Atradau Herbalife'ą, nes ieškojau galimybių, nes tiesiog, žinai, kai tu dirbi, žinai, atsikeli 6 ryte, išvažiuoji į darbą į Vilnių, ten valandą laiko grįžti atgal 7 valandą vakaro. 8, 9, 10, 3 valandos gyvenimo ir tiesiog toks mano gyvenimas, žinai, po to dar komandiruotės, žinai, išskrendi kažkur tai 2 savaitės, tai praktiškai ten vaikų ar žmonos tai net nemačiau, turbūt, žinai, ir tapkių šildytojas, koks nors beveik to atsiras, žinai, nes, pats supranti, kad tavęs niekada nėra, žinai, čia kaip. Tai va, tai tiesiog ieškau tų galimybių, žinai, kaip uždirbti tos pačius pinigus, kas ir inžinierių, nes, žinai, 2016 metais mano kaip inžinieriaus atlygis buvo kažkur tai 2,5, žinai, 2,7 euro. Nu, tai man kaip gyvenančiam Lietuvoje, aš gerai gyvenau, žiauriai, žmona nedirba, babkių yra, visko, nes tiesiog aš neturėjau laiko kada leisti, nes aš pastoviai dirbu. Ir ieškau būtent šitam mieste, žinai, kažko, nes kai tik 2-3 valandos sutaupyti savo Dienos laiko, žinai, gal čia Jonavoje kažką tai rasiu, bet nieko nėra, pradėjau ieškoti tos veiklos, verslo, žinai. Bet kame motyvas, kai neblogai uždirbi, tau tos komandiruotės kelionės nusibodo? Jo, atsibodo tos kelionės, komandiruotės. Nes pinigai tikrai geri buvo. Jo, ir kažkaip nublemba, galvoju, gal kažką tai galiu daugiau negu, žinai, dirbti samdomą darbą. Ir žinai, dar kas mane motyvavo? Tiesiog, kaip pasakyti, kai aš dirbu toj kompanijai, man, kadangi aš gerai variau, tai turėjau prieigą labai prie tų akcininkų pačių, jau ten tų visų, žinai, ir tiesiog, vat, kaip mes sėdėjom su tavim, tai aš su juo ir visą laiką užduodavau tos klausimus, o kaip tu pradėjai? Ir visi pradėjo, žinai, nuo ten, sako, žinai, ten, jau dabar ten visi namai, ten visos, ten Tenerifės ir taip toliau, bet sako, Andriu, aš pradėjau, žinai, sako, tėvai biznį pradėjo, aš sako, su vištom mėgau vienam, žinai, kambarį, žinai, sako, va toks biznis. Ir sako, dabar jau, sako, tu žiūri, aišku, 20-30 metų praėjo ir kur mes dabar esam, bet sako, pradžia buvo tokia, žinai. Ir aš galvoju, nu tai visi mes to žmonės, jo ta vizija tokia, žinai, įdomi. Ir aš irgi pradėjau ieškoti galimybių, pradėjau, žinai, internete žiūrėti, ten tų visokių biznių yra, tengi dropshippingas tada čia buvo tik prasidėjęs, čia visi Jėzus Marija ir knygos ir ten, nu, ko tik tais nėra. Bet esminis momentas, kad visą laiką būdavo darai ir po to turi klausimų, o jeigu turi klausimų, tai dažniausiai valandą 500 eurų. Atsakyti tas klausimus iš to žmogaus, kuris eksperto jo, kas turi jau tą biznį, pavyzdžiui, tu turi biznį, aš ateinu pas tave, 500 eurų valandą, aš tau papasakau, atsakau tavo klausimus. Nu, aš tiek pinigų neturėjau, nes ir taip tam versle, žinai, tai tą, ir žiūri toks pinigų deginimas. Nu ir kažkaip tai nežinau, kodėl aš atsiradau, pradėjau pro seminarus važiuoti, nes reikia, žinai, kai tu dirbi darbe, tie žmonės tokie aplinkui, nu, tokie patys, žinai, dirbantis, tai ką jie supranta, nieko apie tą biznį supranta. Tai galvoju, ką man čia daryti, internete ieškau ir ten buvo toks seminaras, tipo milijonieriaus mąstymas, žinai, sako, jeigu nerandi bendraminčių, sako, ten nuvažiuok ir rasi. Nu, čia Kaune, ne? Buvo Vilniui. Ir nuvažiavau, žinai, radau, sutikau ten daug, ten tų žmonių sutikau ir įdomiai, žinai, taip. Ir sutikau savo rėmėją, kuri man papasakojo apie verslą truputėlį, ne per daug. Bet kilmė visų šitų minčių yra iš nepasitenkinimo kuom? Kad ne namie gyveni, ne savo šaly? Jo, kad ne savo namie, kad tiesiog, nu, blemba, dar negi aš negaliu daugiau, žinai, kas, 3, 5 štukas, o 10 aš ten negaliu net pasvajoti, žinai, kažkas tai tokio, arba mano ten, žinai, kažkada buhalterijai, jau pažiūrė, kiek šefas uždirbo, buvo 5,5 štukas, atrodė, man tuo metu atrodė labai daug, žinai, bet, žinai, ir blemba, 20 metų dirba čia, žinai, ir taip toliau, ir visą laiką tu ieškai galimybių.
Nu ir nuvedė ten tą seminarą, po to jinai man nieko nepasakojo, apie kad čia tinklinis marketingas nieko nepasakojo, sako, Tame seminarė tu Jo. savo tą būsimą rėmėją. Jo, sutikau, jinai man nieko nepasakojo, sako, atvažiuok į čia ir papasakosiu to viską. Nu, aš atvažiavau tą seminarą, ten sektantai, karočią, žinai, ten baisiai viskas, ten galvoju, kur aš čia papuoliau, bet nepabėgau. Iš pradžių kreivai žiūrėjai visą. O Jėzus Marija, galvoju, čia nesąmonė, žinai, sėdžiu toks visas susiraukęs. Bet žinai, atėjo vienas užlipa, žinai, nepasako, kiek uždirbo, bet šalia sėdėjo toks bičiukas, aš sakau, o kiek tas uždirbo, tas sako, tas ten 5 štukas, tas 8 štukas, žinai, tas buvo neblogi pinigai, čia verta dėmesio, ne? Nu, tai yra daugiau negu aš uždirbu, dvigubai daugiau, tai jau verta dėmesio, jeigu dvigubai daugiau, verta dėmesio, ne? Tai galvoju, išgirdai pinigus, paskui klausimai, o ką jie daro. Čia žiūriu taip ir logika, žinai, kad čia, žinai, tas verslas toksai kaip ir, žinai, padėti žmonėm, žinai, numesti svorį, aš tuo metu irgi mečiau svorį ir visą kitą ir aš pažiūrėjau, kad čia tiek daug vertės duodi, nes aš kaip tik tokios vertės ieškau ir niekur neradau, ir gal čia gali būti mūsų biznis, žinai. Nu va, ir mes pradėjom, žinai, tą visą kelionę, kaip klientas pradžiai, po to, žinai, ten seminarą, nu, tiesiog dariau viską taip, kaip sakė, nes turėjau, žinai, iš ko mokytis, nes čia pagrindinis raktas. Nu ir viskas, ir man patiko, žinai, tas pripažinimas, tie žmonės, visa kita, ta aplinka ir kažkaip, taip, žinai, ir atsiradau ir per metus laiko pakeičiau savo inžinieriaus, žinai, tas pajamas į šitas, žinai, pajamas. Viskas. Kiek laiko trūko, išėjai ant tų pačių pinigų, taip laiko tik toj... Ant tų pačių pinigų, per kažkur tai 15 mėnesių. Nu, liuks. 15 mėnesių, jo. Gerai, tai pagrindiniai privalumai šito verslo, nes Andrius darbuojasi šitam versle pilnų užimtumų, mes su žmona Kristina tai turim sporto centrus, dar čia kaip tas mums papildomas part-time job, o Andrius dirba pilnų užimtumų, tai tu jau gali tiksliai pasakyti, kokie yra privalumai ir jeigu yra trūkumai, gal taip trumpai, neįsiplečiam. Iki šitą, iš tikrųjų, tai privalumai yra tokie, kad tu turi mentorių, pirmas dalykas. Ne, tu turi aplinką, nes kitur tu nieko negausi, nepapulsi. Labai lengva pradėti, labai maži startiniai kaštai, ta prasme, nėra ką daryti, tiesiog reikia daryti, viskas sugalvota, dviratis išrastas, tiesiog reikia minti. Ir viskas, ir augimo terpė, tai aš dabar visiems sakau, nori save išbandyti versle, ateik 12 mėnesių, išbūsi čia, viskas tvarkoja. Jeigu tu čia būsi, visur galėsi pavaryti, ta prasme, no problem. Tai va, tai čia turbūt pagrindiniai tokie privalumai ir aišku, žinai, jokio inventoriaus, jokio nieko nėra, fantastika, ta prasme. Investicinio kapitalo nereikia nieko. Praktiškai nieko, tai čia va turbūt pagrindiniai, nereikia tau čia galvoti, iš kur čia pasiskolinti ir taip toliau. Tai yra privalumas, bet kartu ir trūkumas, nes visi, kurie pradeda, labai gali lengvai ir mesti, ne, įmeti ten 1000-2, žinai. Tai taip, žinai, o kai įmeti 10, 15, 50 tūkstančių, tai jau, žinai, galvosi, jeigu dar ne tavo pinigų, tai jau galvosi, kaip čia viskas yra. Ką tu pasakytum apie tą aspektą, kad merginos čia save labai puikiai realizuoja, jos tokios empatiškos, aplamai tokios būtybės, tokia lytis, kuri labai domisi kitais žmonėmis, padeda, kantrybės turi, tos meilės tokios, bet ar šis verslas tinka vyrams, ar tavo komandai, tavo organizacijoje yra vyrų, kaip su jais nusakęs? Jo, jeigu tu kalbė apie pinigus, tada tinka, nes mes nesam tokie empatiški, žinai, bet jeigu tu matai, kai aš sakau, kai vyras, tai žinai, jeigu tu matai gerai pinigus, tai ką reikia daryti, žinai, ta prasme, ką reikia daryti, viskas ir darai. Nu, tai aš mačiau ir kepėjai, ir vyrėjai, žinai, visokie, ir statybose sunkus darbas, viskas yra gerai, žinai, ir aš tai, pavyzdžiui, nenorėčiau, žinai, varyti ir ten savo nugarą laužyti ir panašiai, nors irgi tikrai neblogi pinigai, bet klausimas, kiek tu laiko tai darysi ir kokias perspektyvos, žinai, jeigu tu planuoji, kad tu metus darai ir po metų vėl tu ten patesi ir ten uždirbi 100 eurų daugiau, nu tai nežinau, man nepatinka, tai aš norėčiau kaip ir pats kontroliuoti savo pajamas, savo laiką ir savo gyvenimą, tai čia turbūt... Ok, o kokios pačio ambicijos, va, tarkim, kur save matai po 3 metų šitam versle, va, dirbdamas? Aš čia tiesiog varysiu iki galo ir viskas. Kas tas galas? Founders Circle. Ką tai reiškia? Pinigais? Daug, ką žinau. Nepadoriai. 500 tūkstančių, gal nežinau, per mėnesį. Tai čia galbūt. Bet čia ne tame esmė, ne piniguose, čia man esmė, man patinka daryti tą biznį, man įdomus esi verslas ir kuo tu keli karjeros laiptais, tuo prie tokių įdomesnių žmonių, žinai, gali susidurti su jais, pabūti to aplinkoje. Ir ten biškai kitaip, ten žmonės mąsto kitaip, svajoja ir panašiai, nes, nu, realiai Tomui turbūt 10 000 eurų yra va, visiems, ta prasme. Jo, aš būčiau ką tik net ir klausimą rašiau, ar realu čia ir kaip greitai realu čia uždirbti, tarkim, 10 000 eurų, nes man šiandien dienai vyras, jeigu uždirba 10 000, tai čia daug savo, ką gali leisti, gali ne tik svajoti, bet ir gyventi gerą gyvenimą, patogų gyvenimą, turiu menį, ten aišku nesitaškytais pinigais, nepirkt, kas tau šalia. Man buvo neis.
Jo, bet 10 tūkstančių, jeigu žmogus, va, tarkim, pasiruošęs mokintis, klauso tavęs, tavo patarimų, važiuoja į renginius, į mokymus, 10 tūkstančių vyrui, imliam, darbščiam, kiek laiko truktų Nuo 4 iki 6 metų. toks darbas, jo? Jo. Čia kaip bakalauro studijas baigtai. Jo. 4-6 metai ir jeigu tai va, kaip tu sakai, aš pavyzdžiui tiek neužtrukau ir aš galiu pasakyti kodėl, nes aš nedariau tam tikrų laikų, aš jau, man tipo gerai ir taip, žinai, ir taip toliau, tai čia ne dėl to, pavyzdžiui, sako, kodėl tu tiekiai, to, kad tam tikrą laiką šūdamaliau, žinai, nieko neveikiu. Ja. Ir čia aišku irgi ir tą gali daryti. Tai va, ir po to tiesiog galvoj pradeda dėliotis tam tikri dalykai ir supranti, pradžiai ateinam dėl pinigų, po to pasiliekam dėl žmonių. Tai tie pinigai, viskas su jais yra gerai, bet, kaip pasakyti, man kiti dalykai mane motyvuoja labiau negu pinigai. Man norisi kažką sukurti po savęs, truputėlį daugiau. Jo, tai Andriau, tu čia tiesiog daugiau pasakei, negu aš buvau pasiruošęs paklausti, bet tikrai viskas labai, labai įkvėpia, labai įdomu. Gal dar tą tokį momentą tiems, kurie galbūt irgi masto, ar norėčiau pabandyti, ar čia man, ar ne man, vat, apie pinigus, apie laiką, apie tai, kad čia galim save realizuoti, jau tu viską papasakojai, gal trūkumai kokie, ar yra kažkokių čia negerų, kažkokių aspektų, kam žmonės galėtų būti pasiruošę, kam tai netinka galbūt. Jeigu bijai rizikuoti, tai geriau iki darbo. Aplamai, jeigu bijai streso, nepakeli, žinai, tu nebijai iširti iš komforto zonos, tai geriau eikit sėdėk darbe ir viskas yra tvarkoje, jokių problemų. Ta prasme, mes čia turbūt, jeigu iš vyriškos pusės kalbam apie didelius pinigus, jeigu ten įdomu 5000 eurų, tai viskas gerai, čia nėra to streso, viskas čia normaliai. Bet jeigu nori rimtų, tai klausimas, kaip tu elgiesi stresinėse situacijose, žinai, kai griūna, kai tas, kai anas, ten žmonės, visokie ir taip toliau. Tai va šitoje vietoje, jeigu išsprendi, jeigu tu gali ramiai reaguoti, jeigu tu namas dega dar kažkur tai ir taip toliau ir tu sėdi ramiai, tai viskas yra tvarkoj. Bet jeigu tu panikuoji ir nebevaldai savo emocijų, tai bus problema. Bet tai čia viską išmoksta, čia, žinai, pakeliui. Nėra, žinai, kad iš karto tu gauni tą, bet viskas yra pakeliui, gauni problemą, išsprendi, tu didesnę problemą, išsprendi, kuo didesnis problemos, daugiau uždirbi, viskas. Nu ir gerai, dabar tas biznio objektas, ką mes čia veikiam, kaip tu tai apibūdintum, ką mes čia darom? Tai du aspektai. Pirmas dalykas, tai padedam žmonėm. Aš iš tikrųjų pasakysiu taip, aš padedu žmogus, kuris dirba samdomą darbą, jam pakeisti savo pajamas į verslą. Tai aš galiu jam padėti išeiti iš to rato, mano toks darbas. Tai žinai, kitą kartą nesiorientuoju ten į žmonės, kurie ten 5000 ar 10 uždirba, bet aš orientuojos į tas žmogus, kuris ten uždirba 1500-2000 galbūt, jis ieško galimybės, kaip iš to užburto rato išeiti ir aš būtent noriu tą jam padaryti ir viskas. Tai čia toks. Nereikia, žinai, konkrečiai, jeigu mano, ką aš orientuojas. Kitiem ten, aišku, tinka kažkam ir dalinis užimtumas ir taip toliau, viskas yra gerai. Ačiū tau didelis, dėkui, ačiū už tą interviu. Tai yra pirmas interviu iš Tinklodaros verslo vieno iš mano organizacijos komandos narių, lyderių Andriaus. Tai ką pažadu, kad tokių interviu bus ir daugiau. Ir man norisi tą tokį žavesį parodyti, kad tikrai čia gali save realizuoti bet kas. Ar kasininkas, ar mokytojas, ar buhalteris, ar policininkas, arba inžinierius, ar vadovai, vadybininkai. Visiems tikrai rekomenduojam. Ir kaip Andrius minėjo, jeigu jūs 12 mėnesių galit tokį laiko tarpą skirti savo gyvenimo, pasimatuoti šitą verslą, pabandyti, pasidomėti, tai